Pasaka, kas metė sniego gniūžtę? Seniai, labai seniai, blizgančių šviežio sniego sluoksnių užklotame miške, voverytė Giedrė šokinėjo po medžiais ir krūmais, niūniuodama smagią dainelę, kažką kartais pakrapštydama, liko ieškotų. Pasirodo, ji rinko paskutines gėles savo žiemos atsargoms. Tik staiga bumpt, didelis puraus sniego gabalas nukrito jai tiesiai ant galvos. Giedrė kiek sutrikusi pašoko, nusipurtė sniegą ir sušuko. Kas į mane metė sniego gniūžtę? Ji primerkė savo mažas akeles, apsidairė, bet aplink matė tik plikas medžių šakas ir ramiai krentančias snaiges. Aha, kažkam čia atrodo labai juokinga, pamanė Giedrė. Ilgai negalvodama, ji ištiesė savo letenėlę, pagriebė nuo žemės šviežio sniego ir sugniaužusi jį sulipdė sniego gniūžtę. Tvirtai suspaudė ją ir išėjo ieškoti paslaptingojo juokus krečiančio kaimyno. Bebėgdama per mišką, Giedrė pastebėjo kiškiuką Karolį, kuris tuo metu ramiai sau kramtė kankorėžį. Aha, pagavau, sušuko Giedrė ir sviedė sniego gniūžtę tiesiai į Karolį. Sniego kamuoliukas atsitrenkė į Karolio uodegytę ir subyrėjo į kupstą. Ei, sušuko Karolis ir apsisuko. Kas čia dabar? Kaip tai kas? Tu pirmas pradėjai, sušuko Giedrė. Kodėl tu į mane metei sniego gniūžtę? Nemečiau aš jokios gniūžtės. Aš kankorėžį valgau, ar nematai? Aiškino Karolis. Ir voverytė dar nespėjus atsakyti, pasėmė ir jis letenėlę sniego ir sviedė nedidelį minkštą gumuliuką atgal. Prašom ir tau. Gniūžtė švelniai kepštelėjo Giedrei letenėlę ir abu gyvūnėliai iškart pradėjo juoktis. Jie vos spėdami čiupo letinomis sniegą ir vieną po kitos mėtė gniūžtės, vienas į kitą. Jiems tai bežaidžiant, jie nepastebėjo, kad viena Karolio gniūžtė nuskriejo per toli ir pataikė į meškutę Mėtą, kuris snaudė po medžiu. Mėta atsibudo ir griausmingai prunkštelėjusi, staigiai pastatė ausis, atmerkė akis. Kas mane pažadino? Kieno čia sniego gniūžtė? Sušuko Mėta. Apsidairė ir pamatė Giedrę su Karoliu besijuokiančius netoliese. Ach, tai jums čia labai juokinga, meškutes sniego gniūžtėmis žadinti? Tai pasakiusi, stipriomis letinomis jis sulipdė didžiulę sniego gniūžtę. O čia jums atgal. Sunkus sniego kamuolys greitai praskrido pro Karolį, tada pro Giedrę, jų visai nepalietęs, o atsitrenkė į sniego kaupstus tyrinėjančią lapę, vardu Laima. Prieš subyrėdama, gniūžtė taip stipriai stumtelėjo Laimos koją, kad neišlaikiusi pusiausvyros ji nuvirto ant šono į jos taip tyrinėtą kupstą. Ai, kas čia mane pastūmė? Sušuko lapė. Ji buvo labai gabi ir greitai sulipdžiusi 3 sniego gniūžtes, sviedė jas visas į 3 puses, pataikydama tiesiai į Giedrę, Karolį ir Mėtą. Miškas virto tikru sniego mūšio lauku. Gniūžtės skraidė lyg karši pūga. Prie jų net patys nesuprasdami kodėl prisijungė ežiukai, stirniukai ir net keli paukšteliai. Visi linksmai juokėsi ir mėtėsi lyg sniego šventę švęsdami. Kai gyvūnėliai pavargo ir visas sniegas nusileido ant žemės, lapė Laima paklausė. Palaukit, o kodėl mes išvis čia mėtomės? Kas viską pradėjo? Visos akys nukrypo į Giedrę. Na, Karolis į mane aukštai iš medžio paleido pirmąją gniūžtę. Na jau, aš po medžius juk nelaipioju, atšovė kiškiukas Karolis. Aha, tikrai, atsakė Giedrė. Nejaugi, ant manęs sniegas nukrito pats?
Tada aš nepagalvojusi, pirmąją gniūžtę mečiau į Karolį. Tada Karolis netyčia pataikė į meškutę mėtą, o šį į tave, Lapute. Gyvūnai kurį laiką stovėjo tylėdami, kol staiga visi prapliupo juoktis. Net ir Giedrė linksmai sukikeno. Panašu, kad pats sniegas pradėjo žaisti, pasakė Laima, nusipurtydama sniegą nuo uodegos. Bet visai smagu buvo, ar ne? Giedrė, kiek susigėdusi, nusišypsojo. Turbūt. Atsiprašau, kad pradėjau visą šitą sumaištį. Laima atsakė. Viskas gerai, visi mėtėmis ne taip jau ir smarkiai. Bet kitą kartą, dėl visa ko geriau pirmą paklauskime prieš imdami mėtytis. Ne visada ir ne su visais gali baigtis taip draugiškai. Gyvūnai sutiko. Paspaudė vieni kitiems letenas ir draugiškai apsikabino. Saulei besileidžiant, jie kartu nulipdė didžiulį sniego senį. Papuošė jį Giedrė surinktomis gilėmis ir Karolio apgraužtais kankorėžiais. Ta diena gyvūnėliai išmoko, kad reikia kalbėtis ir nepasiduoti nesusipratimams. O kiekvieną žiemą jie tęsė žaidimus su sniego gniūžtėmis. Šįkart visi susitarę. Pasakos pabaiga.